$119 952. Būtent tiek šiandien turėtumėte savo sąskaitoje, jeigu prieš lygiai 10 metų į vieną konkretų 10-tuko sąrašą būtumėte padėję vos €10,000. Tai nėra sėkmės istorija apie loteriją, kriptovaliutų, Shiba coinus ir panašiai, ar vienkartinį aklą šūvį tamsoje. Tai istorija apie mašiną, kuri niekada nemiega, kuri nepažįsta emocijų ir kurią mes vadiname Nasdaq 100. Šiame video pamatysite, kodėl ši sistema vidutiniškai auga po 18% kasmet jau 40 mečius. Tai pasinersime į skaičius ir paaiškinsiu, kodėl kovo mėnesį šis milžinas taiga suklupo nuvertėdamas beveik 5%. Bet svarbiausia, pamatysite, kaip paprastas žmogus gyvenantis čia pat Europoje gali tapti šios technologijos galios dalimi be jokių sudėtingų finansinių konsultacijų ar kostiumuotų bankininkų pagalbos. Taip pat aptarsime kovo mėnesio kontrabandos skandalą, kuris sukrėtė puslaidininkių rinką ir pamatysite, kaip šie svyravimai gali tapti jūsų didžiausia galimybė. Bet tai like, share, subscribe ir pradedam. Nasdaq 100 nėra tiesiog įmonių sąrašas, tai negailestingas inovacijų filtras, kuris automatiškai atrenka laimėtojus ir be gailesčio atsikrato tų, kurie nustojo kurti ateitį ir inovuoti. Įsivaizduokite Nasdaq 100 kaip technologijų olimpinį šimtuką, tik ten ne vien technologijos. Tai 100 didžiausių nefinansų bendrovių, didžiausių beveik visame pasaulyje. Čia nerasite bankų, nerasite senų naftos gręžinių operatorių, bet rasite viską, kas valdo jūsų kasdienybę nuo telefono jūsų kišenį iki debesų technologijos, kuriuose saugote visą savo gyvenimą nuotraukas bent jau. Ši sistema veikia pagal modifikuoto svorio indeksą. Ką tai reiškia? Tai, pavyzdžiui, Nvidia šiuo metu sudaro 9,1% svorio, Apple 8%, o Microsoft 7,2%. Tai reiškia, kad kai Nvidia kyla, visas pasaulio technologijų sektorius jaučia vėją savo būrėse, taipogi ir šitas indeksas. Bet kodėl šis indeksas yra toks galingas? Atsakymas slypi jo sudėtyje. Technologijų sektorius čia sudaro apie 50%, telekomunikacijos 15,8%, o vartojimo paslaugos 12,7%. Tai nėra atsitiktinis krepšelis, tai yra geriausių pasaulio smegenų koncentracija. Nasdaq 100 per pastaruosius 18 metų laimėjo prieš standartinį S&P 500 indeksą net 78% laiko. Tai yra matematinis faktas, kurį ignoruoti būtų tiesiog neprotinga, jeigu jūsų tikslas yra kaupti kapitalą ir turite ilgą laiko horizontą. Tai pažvelkime į kelių pastarųjų metų sėkmę. 2023 metai indeksui buvo vieni sėkmingiausių per visą istoriją, tai pasiekus net 54% grąžą, o 2025 užbaigėme su solidžiais 20%. Pavyzdžiui, 1999 metai buvo dar įspūdingesni, tada augimas perkopė 100%, nors po to sekė. Vienas žinomiausias kritimas tai .com burbulo vadinama korekcija. Tačiau istorija mus moko vieno. Technologijos visada atsitęsia, nes jos sprendžia realias problemas. Kovo mėnuo Nasdaq 100 indeksui priminė šaltą dušą po ilgo ir karšto, paimkim, vakarėlio. Tai per kelias dienas buvo prarasta mėnesių sukaupta grąža. Indeksas per pastarį mėnesį nukrito 4,5%. Kovo 20 dieną Nasdaq 100 pasiekė 6 mėnesių žemumas. Kodėl? Tai nebuvo tiesiog bloga nuotaika Wall Street'e, priežastys yra labai specifinės. Pirma, artimieji rytai. Geopolitinė įtampa ties Hormuzo sąsiauriu sukėlė paniką energetikos rinkose, nors technologijų bendrovės negamino naftos, jų duomenų centrai vartoja milžiniškus kiekius energijos, o bet koks stabilumo sutrikimas priverčia investuotojus trauktis į saugesnius uostus, kalbant apie jau Hormuzo sąsiaurį. Antra priežastis tai pasikeitę lūkesčiai dėl palūkanų. Kovo viduryje paskelbti gamybos kainų duomenys parodė, kad bazinių kainų spaudimas išlieka stipresnis nei tikėtas. Ir rinkos tikimybė, kad pinigai bus piginami per vieną mėnesį nukrito nuo 95% iki mažiau nei 15%. Kai pinigai išlieka brangus, technologijų bendrovių ateities vertė popieriuje krenta. Tai paprasta matematika, kuri kovo mėnesį nuspaudė pardavimo mygtuko visoje technologijų biržoje. Tai drastiškiausia kovo istorija vyko kovo 20 dieną, kai viena bendrovė fiksavo 33% nuosmukį per vieną sesiją, primindama mums, kad net ir technologijų amžiuje pasitaiko senų gerų kriminalinių istorijų. Supermicrocomputer SMCI buvo kovo mėnesio outsiderė ir jos istorija skamba kaip Hollywoodo traileris. JAV teisingumo departamentas atidengė kaltinimus
pateikė kaltinimus bendrovės bendraįkūrėjui Valilev, tai slapta gabena Nvidia lustus į Kiniją, naudodamas netikrus serverių modelius, kad apgautų auditorius sandėliuose. Įsivaizduokite, sandėlyje stovi tuščios dėžės, o tikroji milijardus kainuojanti įranga keliauja į sankcionuotas rinkas. Ir tai sukėlė didelį nepasitikėjimą viso dirbtinio intelekto infrastruktūros skaidrumu. Tačiau kol vieni griūva, kiti kyla. Planet Lab akcijos šoktelėjo 20%, nes pasauliui dabar žūtbūt reikia realaus laiko vaizdų iš palydovų tam, kad būtų stebimi kariniai judėjimai ir valdoma logistika artimųjų rytų krizės fone. ARM Holdings taip pat išlaikė teigiamą tendenciją, nes jų lustų architektūra tampa nepakeičiama naujos kartos serveriuose. Tai parodo Nasdaq 100 grožį. Kol viena įmonė gali turėti rimtų teisinių bėdų, visas likęs krepšelis randa būdų, kaip uždirbti iš naujos realybės. Investuoti į šį technologijų variklį šiandien yra lengviau nei užsisakyti maistą į namus, tačiau turite žinoti, kuriuos mygtukus spausti savo telefone. Kad galėtumėte investuoti į visą šį indeksą, būdami Europoje, jums nereikia pirkti visų 100 akcijų atskirai, tam galima naudoti mažų mokesčių indeksinius Nasdaq 100 ETF-us. Jeigu manote, kad šis nuosmukis yra geras laikas investuoti, investavimui jums reikės licenzijuoti online brokerio, kaip pasirinkti tinkamiausią ETF, dariau atskirą gidą, tai būtinai pažiūrėkite. Ir jeigu dar nesate paspaudę subscribe mygtuko ir varpelio, tai galite padaryti ir tai. Nasdaq 100 sąrašo kompanijos atnaujinamas kas ketvirtį ir metų gale. Tai sistema tiesiog išmeta silpniausius ir prideda naujus ir daro tai reguliariai. Jums nereikia nieko sekti, sistema pati atsikrato pralaimėtojų. 10 000 eurų padėtų prieš 10 metį į šito indekso mažų mokesčių indeksinį fondą šiandien būtų pavirti į beveik 60 000. Na, o jeigu neturite 10 000, jūs vis tiek galite sukaupti tokią sumą, tai tiesiog taikykite periodinio investavimo strategiją. Taip daro neprofesionalūs investuotojai visame pasaulyje. Labai tikėtina, kad ir jūs taip darote net nesuprasdami, kad tai darote ar darėte. Tai, pavyzdžiui, jeigu turite antrą ir trečią pakopą kaupimą, jūs tą darote. Tik galite tai daryti efektyviau su mažesniais turto valdymo mokesčiais ir patys pasirinkti, kur norit, kad tie pinigai keliautų, kur būtų investuojami. Per dešimtmečius ši strategija įrodė savo pranašumą prieš bet kokius bandymus atspėti rinkos judėjimus. Kovo mėnesio nuosmukis nėra signalas bėgti, tai yra signalas suklusti. Istorija rodo, kad technologijų sektorius po tokių sukrėtimų grįžta dar stipresnis, nes inovacijos niekada nesustoja. Dirbtinis intelektas vis dar yra pradinėje stadijoje, o Nasdaq 100 yra tie vartai, per kuriuos šios inovacijos pasiekia rinką. Jums nereikia būti ekspertų, kad suprastumėte, jog pasaulis tampa vis labiau skaitmeninis. Jums tereikia turėti kantrybės ir teisingus įrankius. Kaip lengvai ir metodiškai atsirinkti tinkamiausią tą fondą investavimui, dariau atskirą video, tai siūlau jį pažiūrėti. Taip pat paskaičiuokite, kiek jums investuoti naudojant nedeklaruotą investicinę sąskaitą ir kaip ją derinti su deklaruota, kad maksimaliai išnaudotumėte mokestinės lengvatas. Tai bus šitame video. Visus klausimus rašykite komentaruose, sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.